likus, tai čia jau Žalgirio pranašumas yra irgi labai didelis. Ramūnas Radavičius į baudos aikštelę siunčia kamuolį, Artakas Jedigarianas. Jas smūgis iš toli, iš eigos. Nieko nuostabaus, kad į vartų plotą pataikyti nepavyksta. Na, treneriai šiandien štie, tiesa kėlinio pabaigoje Niuadži įmušė, išvedė komandą į priekį 2-1. Čia virš vartų smūgiuoja Armėnas. Tai va, o paskui jau antram kėlinį, tiesa, Žalgiris buvo visais aspektais geresnis už Šiaulių futbolo vakarų. Tiesą sakant, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kas galėtų būti smagesnė vakaro praleidimo galimybė nei, štai taip, vakarė su draugais ateiti, pažiūrėti puikaus lygio futbolą, už tikrai nedidelę kainą, toliau laikas bėgs, jeigu įvarčiai mušti trakams nepavyks, to galbūt sąlyginai lengviau bus Žalgiriui atakuoti, pereiti į puolimą, nes ten paprasčiausiai tos erdvės atakoms galbūt bus truputėlį daugiau. Labai šiandien džiugina tikrai tai, ką nebejoju matote ir savo kopų laimėti, kol kas, faktas toks, kad rezultatas 1-0. Čia Andrezinių gerai viską buvo sumastęs, įgyvendinti nepavyko. Dabar Armėnas puikiai susitvarko su kamuoliu. Artakas Jedigarianas, smūgų žaidėjas, palieka gerą įspūdį. Gali žaisti jis ir krašte teisingas, nes rezultatas 1-1. Ar jis teisingas, pažiūrėsime, kaip pasibaigs rungtynės. Kai rezultatas toks, tai belieka tik tai, aišku, Žalgiriui apgailestauti, kad nepavyko prieš tai tų progų išnaudoti. Kitas dalykas, nebuvo jau tiek, kiek buvo su Sūduva. Žalgiris ką? Turi pranašumą, turi kamuolį ir, žinoma, bandys įmušti ir dar. Įdomu bus labai šiandien pamatyti, būtent kaip seksi žaisti 21 numeriui. Tai Artakui Jedigarianui, šiam Armėnui, jis žaidžia ir Armėnijos nacionalinėje futbolo rinktinėje, ten ir Kauskas potencialo turi. Ne kiekvienas lietuvis treneris, sakykime, turėtos galimybės darbuotis ir dirbti vienoje komandoje kartu su, tarkim, Žozė Mauriniu, galų gale su to pačiu Kauseiru. Edgaras Jankauskas taip pat dirbo ir nors vyriausio trenerio pareigas, jis dabar eina pirmą kartą per savo tą neilgą trenerio karjerą. Ir didėjo Žalgiris taip, naudosis tikrai kiekviena trakų klaidelė gynyje, būtent praradus kamuolį aikštės vidurėje, Žalgiris bandys žaibiškai to pasinaudoti, bandys staigiai užpulti prieš Sūduvą. Darė Žalgiris ką nori puolime ir iš pozicinių atakų muždavo ir visaip muždavo, kaip tik tai norėdavo. Šiandien aš tiesą sakant netikiu, kad galėtų pasikartoti panašus. Neblogą įspūdį tikrai kol kas palieka Artakas Jedigarianas. Kaip jau sakiau, konkurencija labai didelė Žalgirio komandoje. Pasižiūrėkite šiandien. Leliuga, Jankauskas, Andrėjau, Zagurskas, Janušauskas, Niuadži ant suolo. Iš visų kol kas žaistų nebejotinai sunkiausias. Mūšis Žalgiriui kol kas. Tiesa, rezultatas 1-0, tai yra neblogai. Andrezinių į kraštą Radavičiui. Prieš Radavičių dabar Januševskis, pro nugarą, atsiprašau, tai Velička.